Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Viktoras. Kaip įsivaizduojat, jūsų gyvenimas būtų atrodęs, jeigu nebūtumėt nužudęs žmogaus? Nežinau, gal su metais būčiau susipratėjęs, gal būčiau pradėjęs padaresnį gyvenimą, būčiau gal susiradęs darbą su metais, būčiau gal nustojęs vogti. Ar tuo metu, kai visą tai darėt, ar buvo jums pačiam priežasčių sustot, nebedaryti to, ką darėt? Aš tuo metu galvodavau, kad jeigu aš sustosiu, aš tiesiog nebeturėsiu iš ko išgyventi. Neturėsiu už ką nusipirkti valgyti, neturėsiu už ką nusipirkti rūbų ir tiesiog nežinau. Ir teks sėdėti, mamai ant sprando, ko aš iš vienos pusės ir nenorėjau. Nors ir gerinti buvo, bet... Nekaltinat savo tėvų dėl to, kaip jums gyvenimas susidėliojo? Ne, nes tai yra jų asmeninis iš tikrųjų pasirinkimas gyvenime. Mes kiekvienas esame žmogus skirtingas ir kiekvienas mes renkamės, kas mums yra geriau. Iš vienos pusės aš kaltinu tik tai juos dėl to, kad jie vietoj to, kad man parodyti meilę, jie labiau rinkosi alkoholį. Gal tik dėl to skaudu. O taip, tai iš tikrųjų jie buvo suaugę žmonės ir jie galėjo savo gyvenimą pasirinkti bet ką, bet jie pasirinko alkoholį tiesiog. Jeigu galvojate pradėti terapiją ar ne, grįžti terapiją ar ne, ar ieškotės naujo terapeuto ir nuolaidos kodas TB30, kas suteikė 30% nuolaidą pirmam vizitui, atrodė nepakankamas ir dėl to dvejojate, tai gotherapy.lt skelbia nuolaidos kodą TB75 ir tai yra net 75% nuolaida pirmam susitikimui su jūsų išsirinktu specialistu. Jeigu netyčia reikėjo kažkokios paskatos pradėti ar grįžti į terapiją, ar susirasti naują terapeutą, tai nujaučiu, kad su tokio dydžio nuolaidos kodu pasiteisinimų turėtų būti jau šiek tiek mažiau. Tikiuosi, kad pasinaudosite šitą galimybę, nes vietų su šiuo nuolaidos kodu tikrai nėra daug ir parekomenduokit ir savo draugam, šeimos nariam, kuriem reikėtų pradėti lankyti terapiją. Tokių žmonių, manau, žinom visi ir būtinai pasinaudokit ir patys, skirkite laiko savo ir viskas, kas tvarkoma, susitvarko. Ačiū GoTherapy, ačiū Jums ir grįžtam atgal į pokalbį. Koks Jūsų vardas? Mano vardas Viktoras. Kiek jums metų? Man 30 šiuo metu. Iš kur esat? Iš Panevėžio miesto. Kaip prisimenat savo ankstyvąją vaikystę? Ankstyvą vaikystę iš tikrųjų prisimenu, kad augau su tėvais abiejais. Turėjau vyresnę sesę, brolį, jauniausiai šeimoje, tai kažkaip gaunasi taip, kad pagrandukas, kaip ir nuskriaustasis buvau. Nebuvo aš labai lepinamas, iš tikrųjų buvau labiau, nežinau, toksai atstumtas gal. Nes, kiek aš atsakau save atsimenu, tai aš negaliu pasakyti, kad pas mus buvo ta tradicinė šeima. Buvo taip, kad mes kiekvienas kažkaip atskirai. Sesė, kiek atsimenu, gyveno pas amžinatilsį senelius. Brolis nuo 16 metų irgi ten pamokslų, baigęs 10 klasių šioje ten savarankišką gyvenimą. Man didžioji dalis teko vaikų namuose praleisti, nes tėvai vartojo alkoholį. Neturėjau aš to tradicinės šeimos. O kaip prisimenat savo tėvus vaikystėje? Kas jums jie tokie buvo? Kaip juos matėt kaip vaikas? Negaliu sakyti, kad buvo herojai, jie tiesiog turėjo problemų žmonės. Alkoholizmas buvo jų didžiausia problema. Bet kiekvieną kartą, kai aš pačios būdavau, tai visada būdavau ir pavalgydintas, ir apskalbtas, ir švariai įsimegojęs. Tai kažkaip, nežinau, tuo atveju nebuvo problemų. Bet aš tiesiog jas matydavau geriančius ir man tiesiog... Minėjot vaikų namus, kiek buvo metų, kai vaikų namus pakliuvo? Iki 12 buvo tokių periodų, kad augdavau tai pas tėvus tai vaikų namuose, bet po to nuo 12 metų, kai man suėjo, vaikų teisė atėmė tėvystės teisės iš tėvų ir man jau perkelė net ne į Panevėžį, galim sakyti, į Rokiškio rajono jo Obelių vaikų globos namus. Kiek buvo metų, kai pirmą kartą išvežė iš šeimos? Ir kaip tai atrodė, kokia situacija buvo? Tuo metu situacija buvo, kad aš pabėgau iš namų. Jaunas, aš kiek atsimenu, gal nuo 6 metų pradėjau lakstyti iš namų. Ir tiesiog aš laiščiausi gatvėmis, prašydavau pinigų ir tiesiog, nežinau, ar geri ar negeri, dėdės tetos iškvietė tiesiog vaikų teisės ir tiesiog mane apgyvendino vaikų namuose. Kaip atrodė tie vaikų namai pirmą kartą, kai pakliuvot? Baisus. Tikrai baisus, nežinau, daug vaikų iš tikrųjų, nežinau, gal tuo metu man atrodė tas auklėtės tokias piktos.
norėjosi labiau pas tėvus, šeimą. Tėvai vis tiek jūs po to susigrąžino? Susigrąžino, tai vėliau susigrąžino, atrodė tuo metu viskas gerai, bet jie vis tiek savo tų problemų turėjau, aš irgi nebuvau iš tų geriausių vaikų, nes, sakau, irgi labai dažnai pradėjau bėgti iš namų. Bėgau iš namų, šlaiščiausi gatvėmis, mane su policija nekartą teko namo grįžti, tai kažkaip. O kodėl bėgdavot iš namų? Aš nežinau, man kažko trūkdavo, žinokit. Ar šeimoje, ar kur, bet tai aš nežinau, gal ir noras tiesiog tomis gatvėmis, tamsiomis šlaistytis vidury nakties, žinot. Nors tai iš tikrųjų iš vienos pusės atrodo keista, kaip čia, taip žinai, vidury nakties, tarkim, ten, 8 metų kokius vaikas arba 7 ten, šlaistėsi gatvėm, tamsiom. Ir pavojinga, ir viską gaidavo pagalvojus. Bet mane kažkas traukė vis tiek į tas gatves. Aš labiau, man atrodo, norėjau būti geriau gatvėse, negu matyti girtus tėvus. O kaip prisimenat bendravimą su tėvais? Šiaip vis tiek bendravimas neišvengiamai vyko. Tai kaip pavyzdžiui, kaip prisimenat bendravimą su tėvu? Už vis tos mano lakstymus, aišku, tėvai pykdavo. Su tėvu tėvas man vienintelį kartą yra davęs į kailį per visą gyvenimą savo. Taip, jis manęs nemuždavo, labiau bardavo žodžiais, bet man gal tuo metu aš suprasdavau, kad blogai darau, bet aš apsukęs vis tiek tą patį darydavau. O su mama aš nežinau, mama kažkaip būdavo švelnesnė labiau tuo atžvilgiu. Gal mamos tas pyktis už mano tokias, nežinau, kvailas išdaigas labiau perėdavo brolį vyresniam, kuris brolis labiau man norėdavo įkrėsti į kailį negu mama. Mama irgi sakydavo, kad blogai darau, aš irgi žiūrėdavau į akis, irgi sakydavau, kad mama atsiprašau, kad gailiuosi, taip ir taip, bet po viso to vis tiek darydavau savo. Su mokslais irgi, nežinau, pakeičiau labai daug mokyklų, tai teko ir Panevėžy mokytis, po to teko, man buvo kažkaip suorganizavę išvežti iš Panevėžio ten prie Vievio 7 km Panerių kaimelį, ten irgi mokiau sanatoriniai mokykloje kelis metus, po to kažkaip vėl Panevėžy atsidūriau ir po to kažkaip kol nebuvau jau pilnai patalpintas vaikų namus Rokiškio rajone, tai Panevėžy mokiausi. Būdavau labiau toksai meninis žmogus, labiau mėgdavau ten šokiai, dainavimas, chorą lankiau ne vienus metus. Gatvės vis tiek traukė, ta tamsuma traukė vis tiek, nežinau. Kas įvyko 12 metų, kad jau su visam į vaikų namus pakliuvo? Su visam gavos taip, kad tiesiog aš tarps nuo tarpo būdavau tai vaikų namuose laikinuose, tai pas tėvus, tai aš tiesiog bėgdavau tiek, nuo 10 metų aš vis pradėjau, ten mane patalpindavo į tos laikinus vaikų namus, tai aš ten pradėjau bėgti. Ir tiesiog vaikų teisės nusprendė, kad jau, kiek iš jų gali belakstyti, reikia jau kažkurį gal tiesiog toliau nuvežus, gal tiesiog, jis gal nebelakstys. Bet gavos taip, kad netgi mane išvežus į Rokiškio rajoną Obelius, tai aš vis tiek iš ten irgi, skaitykit, nuo Panevėžio apie 100 km vis tiek. Nuo ko bėgot, kodėl bėgot? Aš net nežinau, aš nežinau, kad dar iki šiol net nerandu savietų to atsakymo, nuo ko aš bėgu tiksliai. Ar nuo to matomo blogio, ar nuo to alkoholio, ar gal net nuo tos pačios vienatvės, galvodavau, kad pabėgsiu iš vienos vietos, gal kitur bus geriau, gal susirasiu draugų, ar dar kažką, gal dėmesio trūkumas, meilės trūkumas. Nuo 12 metų, kai pakliuvot į tuos vaikų namus, jūs jau žinojot, kad tenais ilgesniam laikui pakliuvot? Aš supratau, jau tuo metu supratau iš tikrųjų jo, kad mane jau ten bandė kaip ir su visam atskirti nuo šeimos, bet aš pirmais mėnesiais aš bėgau iš vis, aš vis norėdavau dėl to, kad pamatyti šeimą. Pamatyti tėvą, pamatyti motiną, brolį, sesę. Kaip tėvai reaguodavo, kad kai žinodavo, kad jūs pabėgot iš vaikų namų ir pas juos atsiradot? Kaip jie reaguodavo? Jie iš tikrųjų, nežinau, jiems laiksa, kad tos užlipdavo, nes kažkaip keista, tiesiog vaikas 12 metų, autostopų nieko nebijantis, 100 km, važiuoti be pinigų, be nieko, taigi čia. O jie ką tada, jūs grįždavot namo ir jie pranešdavo? Jie nepranešdavo, tiesiog jie mane priimdavo, pamaitino, viskas taip ir po to vis tiek jie gerdavo ir aš vis tiek pas juos pabūdau kelias dienas ir vis tiek eidavau į tas gatves. Kaip tėvai žiūrėjo į tai, kad jūs buvot vaikų namuose? Ar jie kažkaip bandydavo pateisinti save, ar... Jie labiau galvodavo, kad aš pats
link to ėjau kažkaip. Nes jie nematė savietos problemas, kad alkoholio, kad čia mano tie visi bėgiojimai, nesimokymai, tas naktinis šlaistymasis, kad čia mane patį privedė prie to. Nuteikė taip, kad čia pats pasirinkė. Taip. Tie Rokiškio vaikų namai, papasakokit, kas tai buvo. Tai buvo iš tikrųjų labai įdomi vieta, nes tokiuose vaikų namuose, aš nežinau, pirmą kartą buvau, kur tarkim nuo gyvenamo patalpų iki mokyklos vos ten 50 metrų, kas mėnesį gaudavai pinigus, tiesiog tai būdavo visos įmanomos sąlygos, ten ekskursijos, visokios kelionės, visokios parodos, koncertai, viską kas geriausia, iš tikrųjų, žinot, vaikų namuose, bet tiesiog būdavo mūsų prašome laikytis taisyklių ir lankyti mokyklą. Bet ar jūsų šiaip patirtis vaikų namai buvo teigiama? Nu, kaip čia pasakęs, teigiama. Gal dėl visų tų dalykų, kurie tenai, va, tarkim, būdavo, dėl tų visų kelionių ir taip, ir aš tiesiog taip, būdavo teigiama, bet tai esmė tame, kad aš gal ir pats to nenorėdavau. Aš vis bėgdavau, aš tiesiog, aš nežinau kodėl, aš visą gyvenimą nuo kažko bėgu. Man, tarkim, būdavo sąlygas geras, aš vis tiek atsisakau to gero, aš noriu tenai, kur negera. Man patikė dar ant lėkštutės geresnį pasiūlymą, aš tą variantą priemu, bet tai po kurio laiko aš suprantu, kad man jo nereikia. Man jo nereikia ir aš tiesiog vėl apsisuku vėl tą patį. Tas pabėgimas į miestą naktimis ir panašiai, kas būdavo tas šlaistymasis gatvėmis, ką veikdavo? Aš nežinau, iš tikrųjų, aš vaikščiodavau naktimis, tiesiog gatvėmis, tamsiomis, stebėdavau pravažiuojančias mašinas, iš tikrųjų galvodavau apie gyvenimą, kaip būtų smagu, kad aš kaip kurią nors dieną važinėčiau taip po miestą, tamsiomis gatvėmis, iš tikrųjų, nebijodavau nieko ir nei ten sutiktų suaugusių žmonių gaujos, nei pravažiuojančios policijos ekipažą, tiesiog. Vaikų namai, alkoholis, narkotikai ten egzistavo? Kaip tai? Egzistavo mano gyvenime, tai pirmą cigaretę, jeigu atgalim sakyti, pradėjau gal 7 metų. Pirmą žalę suktinę atsimenu, kaip ir va šiandien, tai čia buvo 10 metų čia, o pirmas alkoholis, tai čia buvo irgi gal 9-10 jau. Tęsiasi, su alkoholiu aš gal kiek mažiau, nes tiesiog pats mačiau savo aplinkoje gerinčius tėvus, aš gal matydavau, kaip jie atrodo nuo alkoholio, o su narkotikais aš daug esu išbandęs narkotikų ir netgi tų pačių augdamas vaikų namuose ir toksinių medžiagų, klijų tie acetonai visi, tokios lakės medžiagos. Daugiau gal narkotikų, nežinau, prasidėjo 16-17 kažkur. Tiesiog gal augdamas tose vaikų namuose aš tiesiog mačiau tą jaunimą, kuris irgi vartoja ir gal bandžiau prie jų pritapti, gal norėjau, aišku, būdavo ir įvairių narkotikų ir pabandžiau. Kas pasiūlydavo parūkyti, kas ten, tarkim, ten kokie amfos pauostyti. Tiesiog patiko ir tiesiog žiūriu, kad jau pradėjau po biškį klimpt, pradėdavo problemas, Kas patikdavo narkotikuose? Kas buvo tai, ko jums iš jų reikėjo? Man iš jų tiesiog reikėjo, kas liečia žolę, amfą. Tiesiog man patikdavo tai, kad aš mokėjau nuo vaikystės atsipalduoti. Aš mokėjau atsipalduoti ir mane įtraukdavo į tokią euforiją, kad aš tiesiog, man nesvarbu būdavo, tarkim, ar dieną, ar naktį, ar tarkim vienas, ar draugų kompanija, aš tiesiog užsimerdau, tiesiog šokdau, tiesiog atsipalduodavau, man nesvarbu, galėdavo aplink mane būti, kad ir tuščias kambarys, bet aš įsivaizduodavau, kad kaip naktiniam klube. Man patikdavo, tas visas apsvaigimas, tas visas pojūtis, narkotikų. Kaip tai progresavo? Taip, pradėjau iš tikrųjų daugiau vartoti ir tad supratau tai 19 metų, kai įsiskyriau su draugė dėl narkotikų. Gavosi taip, kad aš išėjau iš vaikų namų, aš 18, dar amžinatilsį būdavo mama gyva ir tiesiog pardavė 3 kambarių butą, senelių. Pardavė 3 kambarių butą ir man buvo įskolojo elementus, tai man pervedė 10 000, dar valstybė 10 000, dar tuomet buvo litai, 13-14 metai. Tiesiog turėdamas tas pinigas, aš tiesiog susiradau draugę, jaunesnį iš keliais metais, nes tiesiog pradžiai aš vienas vartau, po to kažkaip jai kalbinau vartoti. Vartodavom pagrindą žolę, amfą. Jinai po to kažkaip atsakė to. Pradėjo labiau į mokslus žiūrėti, pradėjo labiau ten, nežinau, gyvenimą ten kurti. Aš likau vienas su savo problemom. Jinai pamatė, kad aš tiesiog jau klimsiu į dugną. Pinigai eidavo
ne kažkur ten investuodavau ar dar kažko eidavau į narkotikus. Ir manęs nekartą prašė, kad stabdyk, gal, sako, nereikia, gal čia sako taip ir taip. Bet aš tiesiog į akis sakydavau, kad va, viskas, kaip būna įprasta, vsio, čia viskas, paskutinį kartą ten parkau, pavastų, vsio, sakau, baigėm, vsio, ir rytaus nevažo. Bet tai sekančią dieną vėlgi istorijos, vėlgi suprato, kad nebegali, kad aš čia tempiu ne aukštino, kaip tik žemyn ir tiesiog mes prieš kalėdas įsiskyrėm. Pirmas 2 savaitės po skrybo švys ten su narkotikais gal nieko bendro neturėjau. Aš ten švys nusigert norėjau. Gerai, kad man iš tikrųjų padėjo žmogus vienas, kažkaip pristabdė, nes jau jis irgi matė, kad irgi einu su, jau kaip draugė pamatė, kad aš su narkotikais einu į liūną, tai jisai pamatė, kad aš su alkoholiu einu į liūną, jau smarkiai einu į liūną. Gyvenimas griūna, pinigų jau kaip ir nėra, kaip ir žiūriu, kaip ir darbo nesiieškau, čia gyvenu iš tų pašalpų, vos ne gatvėje skaitykit. Tuo metu dar gyvenau su amžinatilsį mama. Pas mamą vieną kambario bute. O tėvas kur? O tėvas 15 metais dėja mirė, jo. Tėvas ten nuo 12, kaip jie įsiskyrė, nuo 10 tėvai įsiskyrė, 12 man atėmė jiems tėvystės teisę, tiesiog jie įsiskyrė, patraukė tėvas į savo pusę, susirado moterį, mama į savo pusę irgi susirado ten. O bendraudavo su tėvu dar, ar ne? Būdavau, užeidavau į svečius, paskambinom, karts na kartą nueidavau, bonkę padarydavom, išgerdavom kartu. Bet kažkaip jau nebe taip, kaip bendraudavau su tėvu, kaip augdamas šeimoje. Jo, tai tada pradedat gert, kai daug išsiskiriat, pristabdot ir kas tada vyksta? Prasideda nusikaltimai. Anksčiau nusikaltimai gyvenime buvo? Nelabai, žinokit, gal vaikų namuose buvo vienas toks labiau nusikaltimas, ten mūsų grupinis buvo ten, už kurį teko sėdėti, bet tai nepilnamečiai, aš buvau čia iki 13-14 dar papuoliau į nepilnamečių koloniją, 3 prigėrėm ir mums tiesiog trūko. Ir mes tiesiog ėjom į miestelį, tiesiog į kažkokį ten namą įsilaužėm, kol 2 draugai ten vienu žodžiu savininkė gąsdino, kad užmuš mane, pastatė tiesiog su daliu, kad stebėčiau aplinką. Tai už tą stebėjimą ir gavau pirmą bausmę. Gavau metus 3 mėnesius, tai atsidėjau tik tai metus savaitę. Man tuo metu buvo 17. Kaip atrodė pirmos dienos, pirmos valandos nepilnamečių kolonijai? Oi, iš tikrųjų buvau, kiek gyvenime buvo daugybė įstaigų, bet to pirmo jausmo, tas pirmas valandas, tas nepilnamečių kolonijai kažkas tokio, nežinau, atrodo, lyg ateitum į kitą visiškai nepažįstamą pasaulį. Tiesiog atrodo, kad ten ir žmonės, ir ta aplinka, ir tie patys prižiūrėtojai, tos tvoros kažkaip, nežinau, lyg ne iš šio pasaulio, žinot. Atrodo ir niūru, ir viskas, ir kad ir laukia šviečia saulė, bet atrodo ir aplinka tokia niūri, ir atrodo žmonės pikti, ir atrodo nelaimingi visi tokie. Vaikšto susiraukę kažkaip. Tenai sutikau, žinokit, įvairių ir linkusių į smurtą, ir linkusių į agresiją, ir linkusių, nežinau, į visokius ten pykčio protrukius. Aš stengdavausi, žinokit, vengti jų tiesiog vengti, šalintis, nežinau, net nebendrauti su tokiais iš tikrųjų, nes aš irgi toks pat paliksiu, piktas, agresyvus, nelaimingas gal. Ar tie metai kaip nors pakeitė jūs? Išėjęs iš nepilnamečių gal ir atrodė, kad pakeitė tam laikui. Pradėjau iš tikrųjų mąstyti, bet tai čia buvo tik tai laikinis mąstymas, kad viskas, nebedarysiu nusikaltimų, sėdėsiu ramiai, tiesiog laikysiuosi įstatymų, eisiu ten, ieškosiu darbo, dirbsiu, susirasiu ten žmoną, auginsiu vaikus ir gyvensiu padorų gyvenimą. Bet tai tas įsivaizdavimas, nežinau, gal pusę metų, gal daugiau. Bet supratau išėjęs iš vaikų namų, kad jau kaip vėl pradėjau vartoti, kad čia tik tai svajonės. Tuo metu, man atrodo, labiau už mane kalbėjo narkotikai, kad man to gal ir nereikia, gal vartojimas man labiau patiko, negu tai, doras gyvenimas. Aš tiesiog numačiau, kad ir sesė irgi stengiasi, dirba, augina vaikus, ir brolis irgi šeimą kūrė, dirba kažkaip. Aš to, man atrodo, nenorėjau, aš labiau norėdavau vartoti, linksmintis, būtų į stadiją apsvaigusiai. Bėgti toliau. Tai bėgti toliau, jo, kažkur.
vėl į priekį einam, paminėjot, kad prasidėjo nusikaltimai. Kaip jie prasidėjo, kodėl prasidėjo, kokie prasidėjo? Nes, tiesiog jau baigiant pinigams, aš tiesiog supratau, kad tas darbas gal čia ne man, čia tiesiog, tai pradėjau vogti iš parduotuvių, pardavinėti daiktus, maistą ir tiesiog bandyti kažkaip taip išgyventi. Kaip tada atrodydavo jūsų diena? Tiesiog atsikeldavau, pavalgydavau ir tiesiog, nežinau, eidavau į miestą, eidavau per visas parduotuvės, ten tiek elektronikos, tiek drabužių, tiek parfumerijos, tiek maisto prekių, visus tas. Vaikščiodavau, ieškodavau prekių, eidavau, vogdavau, po to pavogęs, nežinau, dėdavau skelbimus internete, kad parduodu bent jau už pusę kainos, ir būdavo, kad susirasdavau pirkėjų, taip ir kažkaip prasimanydavau pinigų. Dažnai pagaudavo? Būdavo tikrai, kad pagaudavo, bet dažniausiai, kad nelabai, nes aš tiesiog išbėgdavau iš tos vietos. Pradėdavau atpažinti ir tiesiog aš 16 metais jau supratau, kad jau viskas, jau net būdavau partuvių, kad tiesiog eini partuvių ir tai jau tiesiog veja iš tos partuvės. Tiesiog supratau, kad jau reikia, nežinau, jau reikia gal kažkur toliau važiuoti, kažkur gal į kitą miestą. Pradėjau važinėti po kitus Lietuvos miestus, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai. Komandiruotės, Vogti man taip, gal čia įpratis būdavo labiau iš vaikystės, kai brolis išmokė vogti, vyresnis jau. Pradžiai iš tėvų cigaretės, po to pinigus. Bet po to gavosi taip, kad jisai mane nuo to jau bandė tiesiog ir geruoju, ir bloguoju atkalbėti, bet jau būdavo per vėlų. Man augant aš matydavau, kad kaip tėvai geria, jau nebeturi pinigų. Tėvas eidavo dirbti ten arba tų pašalpų gyvendavo, o mama kažkaip pardavinėdavo daiktus, kad nusipirktų alkoholį. Tai jinai iš namų viską tempdavo ir indus, ir maistą, ir rūbus, viską, kad parduoti ir tiesiog pragerti. O aš pardavinėdavau daiktus vien tam, kad turėti pinigų, kad pavalgyti, prasimaitinti kažkiek, kad nusipirkti ten tos rūbus, pasikeisti. Vartojimas būdavo vartojimas, bet jau nebe toks jau ten dažnas. Būdavo, kad ten per savaitę porą kartų žolės parūkau ir man tiesiog užtekdavo. Dėl to, kad aš bandžiau porą kartų vogti apsvaigęs, tai nepavyko normaliai gyvendinti planą, tad supratau, kad vagystės ir narkotikai vienu metu niekaip nesikliuoja. Reikia rinktis arba vartoti, arba vogti. Aš maniau, kad jeigu reikės vogti, tarkim, jeigu man čia jau pradės, čia netgi jau Lietuvoje nebesiekti, kad čia man jau pradės iš visų portų, aš galvoju, kad jau irgi jau važiuos net iki užsienio. Bet nesustosiu vogti, vogsiu ir tiesiog. Tuo metu dar mąsčiau, kad tas darbas, kaip sakant, lochams. Dirbti ten sunkiai po 12 valandų čia ir ne man ir tiesiog aš nedarbo žmogus. Žinokit, įvairių žmonių sutikau netgi tokių, kurių ir tėvai pasiturintis, bet irgi vaikai vogdavo ir žmonių, kurie, tarkim, augia ir vaikų namuose, ir iš alkoholikų šeimų, ir iš narkomanų šeimų, įvairių, iš kurių plauko sutikau žmonių, iš tikrųjų, su daug žmonių bendravau. Ir tuo metu, kai mes bendravom, atrodo, kaip netgi teko kelias vagystės kartu atlikti, tiesiog atrodo, kad kažkas mus sieja, žinote, tas ryšys toksai. Ir panašios šeimos, ir panašus, atrodo, likimai, ir tai, tęsiasi, tai iš tikrųjų iki 21, tiksliau iki 2016 metų rudens. Ta rudenį tiesiog mes prisigėrėm ir dėja padariau nusikaltimų, už kurį dabar sėdžiu. Žmogžudystė. Po eilinės vagystės mes ten su jau keliais plius minus pažįstamais žmonėms susitikom. Tiesiog atšvęsim. Ir tiesiog gavosi taip, kad mes tiesiog begerdami, nežinau, kažkoks įvyko konfliktas. Tarp manęs ir kito žmogaus įvyko konfliktas, ko pasakai, aš grėbiausi peilio ir girtis jam dūriau. Ir pataikiau tiesiai į kaklą, ko pasakoje jisai po vieno dūrio taip ir nukrujavo. Aš nežinau, tuo metu ištikta šoko tiesiog išbėgu iš tos aplinkos, bet mane gal po kelių dienų vis tiek policija sulaikė. Išbėgot jau supratęs, kad jis mirė, ar ne? Aš supratau tiesiog, kad aš jį padūriu, bet aš nesitikėjau, kad aš jį padūrsiu mirtinai. Aš galvojau, kad jis išgyvens. Galvojau, kad nepataikiau į kažkokią arteriją svarbę ar kažkur ten žinant, kad dar yra tikimybės išgyventi, bet tai... O kada supratot, kad nužudėt žmogų?
kai mane sulaikė. Tai pabėgot, ką darė tas porą dienų, kai pabėgot? Slapšiausi, gėriau, vienas jau. Labai iš tikrųjų durnai padariau, kad tuo metu buvau miesto centre, kur daug kamerų, su tais pačiais rūbais, su kuriais dėja, Ir pagal mane tiesiog paaiškėjo, kad tie žmonės, kurie kartu su manim gėrė, jie tiesiog mane identifikavo pagal kaip aš atrodžiau, kaip aš apsirengęs ir pagal tai policija nustatė. Kada pasakė, kad žmogus mirė? Man pasakė, nežinau, tos pačios dienos vakarą, jau būnant komisariate. Paklausė, ar tokį pažįstu, aš pasakiau, kad taip, jie pradėjo jau visą esmę pasakot, pradėjo klausinėti, kas ten buvo per konfliktas, aš pradėjau pasakoti ir tiesiog jie manęs paklausė, ar aš žinau, kad jis yra nužudytas. Aš pat pradžių net nustebau, aš nežinau, kad jis buvo nužudytas. Ir po to, kai man pasakė, kad ant peilio buvo rasta mano DNR'as, pirštas spaudai, tai aš jau net nebesiginčiu, iš tikrųjų, aš jau tada prisipažinau, taip sakau, aš dūriau tam žmogų, bet aš įdūriau, ir viskas, ir aš nesitikėjau, aš net nenorėjau ją nužudyti, ir gavas taip, kad, prisipažinau ir viskas. Aš per visus tos metus, kur šiuo metu atlieku bausmę, aš dar net negaliu atsipeikėti, kad atimti gyvybę, nes aš visą gyvenimą, nežinau, aš buvau prieš tokius dalykus, prieš tos visus, ar žmogaus ten, nežinau, nužudimą, ar prieš visus tos išprievartavimus ar panašiai, bet kai pats įklimpau į tokį mėšlą, galim sakyti, sunkiai išgyvenau, pirmį mėnesį iš vis, nežinau, sunkus buvo, aš būdavo akimirkų, kad aš ir pats jau norėdavau nusižudyti, kad jau net nebenorėdavau gyventi. Kokią bausmę gavot? Gavau 10 metų. Tuo metu, kai sužinojot, kad gavo 10 metų, ta bausmė atrodė tinkama ar ne? Tuo metu nežinau, gal kai man išgirdau nuosprendį, gal kažkaip ant širdies lengviau patapo, nes kiek aš teko skaitytos visus kodeksus, tai aš girdėjau, kad eina iki 12, iki 15 metų ar net iki gyvos galvos nužudimą. Tai aš tikėjausi kažko daugiau, bet kai teisėjas paskelbė nuosprendį 10 metų, aš kažkaip iš vienos pusės ir apsidžiaugiau, bet didžioji dauguma iš tikrųjų ir nuliūdau, nes 10 metų nelaisvės tai iš tikrųjų yra daug. Ir jums tada buvo 21. Taip. Kai visą tai vyko, ten įsivaizduoti teismo dar procesą, dar prieš tą nuosprendį bendravot su mama, sesė, broliu? Žinojo jie apie šitą situaciją, ar ne? Jie sužinojo iš televizijos, sužinojo žinių. Taip, aš ilgą laiką iš tikrųjų su jais nebendravau po to nusikaltimo, nežinau. Gal kokie 3 metai. Gal ir gėda buvo paskambinti, gal ir tiesiog ir pats nenorėjau kažkaip, gal ir galvojau, kad jie ir pats nenorės su manimi bendrauti po to nusikaltimo. Kaip atrodė pirmas kontaktas su mama? Jinai, kai išgirdo mano balsą, jinai iš tikrųjų labai apsidžiaugė. Man pradėjo viską pasakoti, aš klausiau ir aš negalėjau jai atsakyti normaliai, nes buvau iš tikrųjų labai ir susijaudinęs ir kažkaip ir... Tiesiog tas pokalbis ėjo į vieną pusę, kad jinai šnekėjo, aš labiau klausiau. O su sesė, broliu, panašiai irgi tik tai, jie labiau mane kaltino dėl to, ką aš padariau. Brolis iš vis pasakė, tu sako, gėda šeimai padarė. Va čia sako, žmogžudys ir panašiai. Ta priėmiau iš tikrųjų sunkiai priėmiau, nes iš tikrųjų nenorėjau, gal tuo metu ir atrodo, kad ir gėdą padariau, žinot, šeimai. Kai pakliuvot į kalėjimą, atpasakot, kaip atrodė pirmas pas nepilnamečius, o kaip viskas atrodė čia? Čia, žinokit, irgi kažkas panašaus, bet tiesiog supratau, kad čia tie patys vaikai, kad tik tai suaugę. Ir kažkaip prisiminęs tos nepilnamečius, kažkaip nebuvo jau tos baimės, kažkaip ir tos nežinomybės, kas laukia, kaip laukia, dėl ko laukia, nes aš jau, galim kitos duonas ir iš dalies buvau paragavęs kalėjimo. Tai jūs uždarė pradžioj kur? Pradžiai bausmės laiko mane kėlė į būrį. Būrį tai ten bendrabučio tipo patalpos, kur gyvena tuo metu, nežinau, 60-70 žmonių. Kameroje gyvena, nežinau, 8-9. Ir tiesiog nerakinama kamera tiesiog. Atėjau, jie pradėjo klausinėti, kas, iš kur, už ką, kaip, dėl ko,
jiems viskas įdomu. Nu ir viskas papasakau, kas kaip ką prie ko ir tiesiog kažkaip jie atrodė, kad jiems to ir užteko. Atrodo eilinis žmogus už eilinį nusikaltimą ir čia mūsų daug tokių ir tiesiog apklausinėjo ir tiesiog paliko mane ramybėj toliau gyventi. Pirmais mėnesiais, aš nežinau, man laikas atrodo kaip ir sustojo, žinot, nei laikas, nei dienas, labai daug svarsčiau ir apie laisvę, bet po to kažkaip, kuo ilgiau sėdėdavau, tuo labiau jau įsiaudau į tą labiau kalėjimo gyvenimą, negu galvodavau apie tą laisvę. Kalėjimo gyvenimis mes atsikeldom rytais, susivirdom arbatos, sėsdom prie stalo, pasidalydavom, nežinau, įspūdžiais po nakties, kas sapnuoja, tai pajuokaudom, atsigerdom arbatas ir tiesiog, būdavo poreikiuotis eidom valgyti ir po to užsiimdom kas savo veiklą, kas knygas skaito, kas televizorius, kas sportuoja, kas į darbus eina. Kaip jūs tame gyvenime jautėtės? Kažkaip laikui bėgant pripratau prie viso to. Nors aišku, per tas 10 metų iš kurių visko įvyko, laisvė, suprantat, laisvė yra taip, kad jeigu susipyksti su žmogum, tu tiesiog apsisuk ir gali nueiti. Čia tu nenueisi, tu turi čia tiesiog 24/7 pačiais žmonėmis suktis ir kažkaip reikia ieškoti kompromiso. Visose situacijos. Tarkim, jeigu ten susipykti kažkaip, ten gerai gali nueiti vieną, ten, tarkim, to būrio galą, bet vis tiek tu po kiek laiko vis tiek tas žmogus susitiksi. Ir kažkaip tu bandai, tarkim, ir tos konfliktus, ir tos visus nesutarimus spręsti taip, kad tiesiog galėtum normaliai gyventi, ramiai. Tai paprasčiausias pavyzdys, kad tarkim, kad ir pasiskolinti, tarkim, ar cigaretės, pasakai, kad tarkim, terminas, tarkim, duosiu tada ir tada, tarkim, antradienį. Ir tarkim, jeigu tau nesigauna tuo metu jo, ir jeigu tu, tarkim, nepraneši, tarkim, kad man nesigauna ten ar dar kažką, bandai ten slapstytis, ten vengti to žmogaus. Tiesiog ateina laikas, kai jis tiesiog tiesiai šviesiai pasako, kur skola, kada bus taip ir taip. Jeigu tu ten pradedi, aišku, ten slėpti, kad va, čia dabar neišeina, čia dabar neturiu pinigų grąžinti skolas, čia ir taip, laikui bėgant tiesiog, tu susipyksti su žmogumi ir po to, kai tau reikia kažkokios paslaugos ar dar kažko, tu tiesiog jau nebeprieisi prie to žmogaus. O tarkim, jeigu susitari, kad tada grąžinsi ir grąžini laiku, tai tiesiog įgauni pasitikėjimą ir tiesiog gali prieiti, kad ir vidurį nakties, paprašytos pačios cigaretės. Tikrai žmogus neatsakys, būsi tiesiog gavęs pasitikėjimą ir viskas. Ir daug tokių iš tikrųjų, aš nekartą ir pats teko susidurti ir nekart girdėti, kad tokių istorijų būdavo, kad žmonės, nežinau, ir apgaudavo tūkstančiais, tiesiog, kaip mes sakom, nuneždavo tiesiog. Priskolindavo ir po to pabėga iš būrio. Nubėga pas pareigūnus, užsidaro, praeina ten, nežinau, 2-3 savaitės jos perkelia į kitą būrį. Kiek laiko prabuvot tam būry? Nes dabar jūs esat nebe būry. Ne, aš dabar nesu nebe būry, taip. Aš pakeičiau 2 būrius, 2 ar 3 būrius jo. Tai skaitykit nuo 17 iki 20 ir po to nuo 20 iki šių metų vasario mėnesio. Vasario mėnesį gavosi taip, kad įvyko vėlgi konfliktas. Ko pasakoje gavosi konfliktas toks, kad mane apkaltino žmogus pavogtais daiktais. Apkaltino, nors iš tikrųjų to nebuvo ir gavosi taip, kad mes susimušėm. Kaip susimušėm? Jis labiau ant manęs puolė, aš ten labiau gyniausi, žinot. Nes aš žinau, kad jeigu čia aš vėlgi trenksiu atgal, čia vėl gali būti čia baudžiamoji atsakomybė ir vėlgi, žinot. O man to nereikėjo ir gavosi kažko, kaip pasakoje, kad aš jam vieną kartą atgal trenkiau, jisai nukrito ir mane tiesiog po valandos laiko uždarė. Išvedė iš būrio, uždarė ir izoliavo tiesiog. Sėdi, tarkim, nežinau, dabar mes sėdim 5-8 vietį, tai plius minus kažkur, kaip dvi tokias patalpas sudėjus. Tokiai patalpoje. Valandą išveda į lauką, čia tik tai vietoj vyksta, jeigu kokie užsiėmimai, tik tai ir viskas. Į lauką ir maistą į vietą atneša. Niekur tu iš jų neišeisi. Kaip įmanoma sugyventi 5 vyram, uždaryti 23 valandas
per parą? Nu, stengiamės kažkaip mažai konfliktuoti, nes mes žinom, kad tiesiog mūsų likimas visų tas pats, kad niekur čia mes jau nebeišeisim. Tai aišku, būna, kad ir pasipykstam, bet tai kažkaip po to susėdim prie stalo, atsiprašom vienas kitą, įsiaiškinam, dėl ko vyko tas konfliktas ir tiek. Jums dabar liko labai nedaug. 3 mėnesiai ir kelios savaitės. Kaip įsivaizduojat, pakeitė jūs tie 10 metų? Tie 10 metų iš tikrųjų labai iš tikrųjų pakeitė mane, labai pakeitė labai požiūrį į viską pakeitė. Tiek į darbą, tiek į gyvenimą, tiek į santykius. Tai daug iš tikrųjų pakeitė, nes tuo metu gal, kol nebuvau tos duonos, galim sakyti, ragavęs, aš buvau kaip ir vėjavaikis. Vėjai šiltuoje galvoje, o dabar nežinau. Gal dabar jau kažkaip ir norisi to ir ramybės, sėslumo, gal ir tos pačios šeimos, tų pačių vaikų, to paties darbo. Kaip gaunasi, aš per tas 10 metų iš tikrųjų su įvairiaus plauko žmonėm bendravau. Kad kuo mažiau man likdavo, aš tuo labiau supratau, kad gyvenimas kalėjime ne man. Labiau gal dabar jau pradėjau vertinti tai, ką praradau laisvę, arba ko net neturėjau net. O sutinkat žmonių, kuriem kalėjimas yra jiem? Taip, ir ne vieną kartą prie manęs buvo žmonės, kurie išeina ir vėl grįžta ne po 2, ir ne po 3, ir ne po 5 kartus. Ir vis klausi, tai ką tu čia veiki, vėl sako, atvažiavau, o prieš eidami čia, nežinau, planų turi, ten, nežinau, grandiozinį užsienius visokius, ten vilas, ten jachtas, ten, nežinau, ten kruizai, visokie, vienu žodžiu, svajonių. O dažniausiai būna žmonės, kad arba vėl čia atsiranda, arba tiesiog išgirsti, kad jau išėjau, vėl įklimpsta į narkotikus, perdozuoja ir miršta. Čia iš tikrųjų visi skirtingi. Čia negalim sakyti, kad visi vienodi. Įvairaus plauko, įvairaus charakterio, įvairaus būdo, įvairaus mąstymo. Čia visi skirtingi. Tas visas subkultūros, tai čia laisvė tikrai neaktualu, nes aš, nesu girdėjęs, nežinau, neteko girdėti, kad žmonės gyventų laisvėj pa kažkas, ten, nežinau, subkultūros, tarkim, ten. Bet kalėjime yra subkultūros dabar dar vis? Vis dar yra, jo. Kaip tai atrodo, kokios jos dabar yra? Kaip ir anksčiau būdavo tie vadinami bachūrai, liūtai, būdavo tie, dar iki šiol yra tie drambliai, kurie iš visų subkultūrų net nepripažįsta. Yra tie patys nuskriaustieji gaidžiai. Aš dabar šiuo metu, teko, man buvo ultimatumas, arba sako, eini pas gaidžius, arba sako, nužudysim. Čia buvau į skolą įbridęs. Tai kad nepraras gyvybės, pasirinkau žemiausią kastą. Kaip skiriasi gyvenimas tada? Iš vis jisai, žinot, net nepasikeitė iš vienos pusės. Pas lietuvius aš galiu pasakyti, tai čia yra tik tai pravardės, nes jie yra nuo senų laikų nusikopijavę tas visas kastas, tas visas, tarkim, nerašytas kalėjimo taisyklės iš Rusijos. Lietuvos kaliniai, jie, galim sakyti, jie net nesupranta dalies tų visų nerašytų kalėjimo taisyklių. Jie tiesiog gal nusikopijavę ir kažką savo dadėję. Tai jūs buvote priklausę tai žemiausiai kastai, o dabar kai perėjote šitą uždarą, jūs irgi vis dar skaitotės toj kastai? Skaitausi kaip ir taip. Kaip nors jūsų kitaip gyvenimas atrodo nuo kitų kalinčių žmonių, ar ne? Ne. Tai tada jos lyg ir nelabai ką reiškia tos kastos? Taip iš tikrųjų, nes aš visada iš tikrųjų, manimą, tarkim, pavadindavo kas nors gaidžiu, aš visada sakydavau, aš pirmiausia negaidysiu, o žmogus. Aš pirmiausia visada laikau žmogumi. Kaip įsivaizduojate, atrodys pirma diena išėjus? Žinokit, ką darysiu iš tikrųjų, pirmiausiai sakiau, nuvažiuosiu pas likusius artimuosius susitikti, o po to savaitgalį tikriausiai važiuosiu aplankyti kapų. O priklausomybės reikalai? Čia ne paslaptis, kas nori, tas randa būdų ir vartoti, ir išgerti, tai jo. Suprantu, kad ten toli ieškoti nereikia. Nereikia, taip, ne. Ar jūsų priklausomybė, jūs šiaip save laikėt priklausomu, esat priklausomas žmogus ar ne? Nesakysiu, nemeluosiu, kad sakyčiau, kad aš nepriklausomas. Taip, aš buvau priklausomas tiek ir nuo alkoholio, ir nuo narkotikų, bet tai teko kelis kartus čia įkalinimo įstaigai ir atsigerti, ir pavartoti, bet tai kažkaip tos galimybės nelabai leido.
nes čia kainos visiškai kitokios. Trigubai, net keturgubai brangiau negu laisvė. O ir to tikimybė, kad tu gausi švarų produktą, tai čia irgi labai maža. Išėjus į laisvę, kaip galvojat, kaip su priklausomybėm? Nežinau, žinokit. Bandysiu iš tikrųjų stengtis, kad nevartoti. Nors kaip bus, aš nežinau. Čia va būnant įkalinimo įstaigai baigiau 12, tai nežinau, bandysiu laisvėje arba profesiją eit mokytis arba dirbti. Minėjot už kameros, kad mama mirė, kai sėdėjot. Čia 20 metais, Liepos 3 dieną per gimtadienį. Paskambinau broliui ir jis man pasakė, kad dieną prieš, tai yra Liepos 2, palaidojo motiną. Ir nežinau, man tuo metu kaip ir žemė iš po kojų slydo. Aš mačiau, jinai vartoja, bet aš nesitikėjau, kad nuo to alkoholio ir mirs. Aš dar iš tikrųjų, būdamas įkalinimo įstaigoje, aš dar tikėjau išėjęs į laisvę pamatyti gyvą. Ką reiškia augti su geriančia motina? Kas tai yra per vaikystę? Ar yra įmanoma turėti, kabutėse turbūt, normalią vaikystę, kai tėvai yra priklausomi nuo alkoholio? Ne, nes iš tikrųjų tu matai tik tai tos pačius prigėrusius veidus, tą pačią bonkę, tas pačius muštynės, tie patys pykčiai. Gal tiesiog aš suprantu tuo metu, kai aš pats vartojau, aš gal nematydavau problemos tokios, kokios aš matydavau tėvuose. Aš galvodavau, kad aš bet kurią akimirką galiu nustoti. Ir kad aš iki tokio jau liūno kaip jie, aš nedaisiu. Tėvai turbūt irgi taip galvoja apie save. Taip. Ir ne kartą ir tiek aš prašydavau, tiek sesė vyresnė, tiek brolis irgi, kad stabdykit, nebegerkit, bandė aiškinti, bandė kalbėti, bandė protinti, bet jie atrodo, kad tuo metu ir suaugę žmonės ir suprasdavo ir sakydavo, kad viskas gerai, čia nebegersiu, taip ir taip, bet jie, kaip ir aš, kaip ir man irgi, tėvai sakydavo, kad nebėgiok, mokykis, elkis gerai, pavyzdingai, ir aš irgi tą patį darydavau. Ar gaudavot meilės iš tėvo, iš motinos? Gal kaip jie negerdavo jo, bet kai jie gerdavo, pykdavosi, muždavosi, aš tiesiog būdavo tokių akimirkų, kad aš jausdavos, kad šis net ne tai, kad nemylimas, o net nereikalingas. Net nepageidaujamas gal to šeimoje, gal dėl to ir bėgdavau, žinot, iš tų namų. Jūsų brolio ir sesės gyvenimai, kaip jie atrodo? Ar jie tokie patys sudėtingi kaip jūs? Ne, dėja ne, bet abudu turi darbus, abudu turi susikūrę šeimas, abudu sėkmingai vedė, darbai, šeimos, vaikai kažkaip. Kodėl manot, jūs iš trijų, jūs vienas kitokiam gyvenimo kelyje? Aš nežinau, aš gal tiesiog aš į tą darbą sakau, aš nelabai linkęs buvau dirbti, net negalvodavau gal labiau apie ateitį. Tai tiesiog gyvendavau šią dieną ir viskas, net nežiūrėdavau, kas bus ar po metų, ar po 2, ar po 3, ar reikės kažkaip ten jau sulaukus pilnametystės, ten nežinau, kažkur ieškoti, kur gyventi, susirasti darbą, gyventi padorų žmogišką gyvenimą. Dažnai žmonės sapnuoja, prisimena dažnai tą įvykį, dėl kurio sėdi. Ar dažnai prisimenat tą įvykį? Mintise jo labai dažnai sugrįžtu į tą akimirką, bet naktimis kažkaip nežinau, košmarai nekankina. Bet dieną būna ir ne po kartą, ir ne po 2, kada susimąstau, vis grįžtu į tą pačią akimirką. Jau. Man atrodo, šitą kaltę, už šitą padidinus kaltimą yra, aš priskirčiau tai kategorijai, už kurią aš pats savo, nežinau, dar ilgai neatleisiu. Nedovanosiu, neatleisiu, nes tai atėmė kaip ir dalį mano gyvenimą, žinot. Kitam atėmė visą gyvenimą. Jums 10 metų, kitam viską. Taip. Taip, prisimenu labai dažnai ir sakau, ir dar net išėjęs laisvę aš prisiminsiu ir tikrai aš nesakysiu, ai va, čia kas buvo, tas buvo, žinot. Aš gailiausi, gailiuosi ir gailėsiuosi dar tikrai ilgai dėl to. Tiesiog tu turėsi su tuo visą gyvenimą likusi nugyventi, kad tu atimi žmogaus gyvybę, tu jos nebesugrąžinsi. Tarkim, nežinau, pavogęs išpartuojęs daiktą, tu ten, nežinau, tu dar tie prekybininkai gali tą daiktą, ten, žinot, padaryti naują, bet jau žmogaus tu jau naujo jau
po įvykių nebepadarys. To žmogaus artimieji, jis turėjo artimųjų? Jis turėjo, taip, turėjo ir abudu tėvus, turėjo ir sesę, ir aš dar atsimenu jo mamos per teismą man pasakytų žodžius, kad tokie žmonės kaip aš neverti gyventi. Ir aš atsimenu puikiai, kad aš pritariu jo žodžiams, nes aš pats suprantu, ką reiškia netekti artimo žmogaus, to skausmo, nežinau, nieks neišgydys. Išėjus į laisvę, žinau, bandysit bendrauti su tais artimaisiais? Ne, tikrai nebandysiu, žinokit, aš ir taip, per tos visus 10 metų aš stengiuosi nuo visą praeitį palikti praeityje. Nei su vienu pažįstamu iš laisvės, nei su vienu draugu, nei su vienu, ten, nežinau, nebandau nei susiekti nieko ten. Aš apie to, kuris buvo nužudytas artimaisiais, ar su jais? Ne, žinokit, tikrai ne. Jau jiems geriau jau manęs nematyti, nes tikrai aš nemanau, kad jiems būtų lengva, jeigu aš vėl pradėčiau kapstyti jų praeities žaizdas. Ir nemanau, kad jiems, kad ir po šitiek metų jiems tas žodis atsiprašau, ar jiems kažką padėtų. Jūs jau esat tą pasakęs? Taip. Taip. Ar kalėjime įmanoma pasitaisyti? Anksčiau tik tai būdavo, man atrodo, pavadinimas pataisos. Pataisos namai, taip, dabar kalėjimas. Čia žinokit, nuo kiekvieno žmogaus individualiai priklauso. Jeigu žmogus nenorės pasitaisyti, jisai nei kalėjime, nei laisvėje, jis niekur nepasitaisys. Jeigu jį, kaip mėgstu sakyti, jį pataisys tik tai kapo duobė. O taip tai įmanoma, aišku įmanoma, žinokit, aišku. Jūs išeinat pasitaisęs ar ne? Iš vienos pusės taip. O iš kitos? Iš kitos pusės ne. Ta kita pusė yra ta, kad aš visus tos 10 metų pragyvenau negatyvioje aplinkoje, su žmonėmis, kurie linkę į smurtą, į tos visas nepriklausomybės, visus tos, nežinau, pykčio, agresijos, tos visus. Ir tiesiog aš jaučiu, kad aš įsinešu dalelę to, ką aš patyriau pats. Būnant čia įkalinimo įstaigą, aš su kokiais žmonėmis bendravau. Jeigu aš suprasčiau, kad aš būčiau, tarkim, bendraučiau su pozityviais žmonėmis, ko per šios 10 metų sutikau, nežinau, vos kelias pozityviai nusteikusius žmonės, tuomet sakyčiau, kad aš pilnai pasitaisęs, bet kadangi aš išeinu tiek turėdamas gero, tiek blogo, tad kažkaip būtų labai keista sakyti, kad pilnumoj pasitaisiau. Ko palinkėtumėt žmonėm, kurie eina šiuo metu per panašų gyvenimą? Palinkėčiau iš tikrųjų sustoti ir pamastyti, ar verta daryti tai, ką jie dabar daro. Nes jeigu jie peržengs tą ribą, po kurios po to seks kalėjimas, tai kelio atgal nebebus. Jau geriau jie prieš kažką darydami, tegu sustoja ir pagalvoja, ar verta tai daryti. O gal geriau pasirinkti kitokį kelią. Daug žmonių nedrįstų arba vengtų apie savo tokius išgyvenimus kalbėti viešai. Kodėl jūs nebijot? Aš neturiu ką prarasti, dėl to gal pasiryžau šiam tokiam pokalbiui. Kritikos, tarkim, ten viskų blogų žvilgsnių, komentarų irgi nebijau. Kažkaip, gal dėl to, Ko palinkėtumėt savo? Sau palinkėčiau iš tikrųjų stiprybės ateityje ir sunkiom akimirkom nepalūžti. Primenu apie gotherapy.lt ir apie didžiulę 75% nuolaidą su nuolaidos kodu TB75. Užsukite gotherapy.lt, išsirinksite jums tinkamiausią specialistą, įveskite kodą TB75 ir gausite net 75% nuolaidą pirmam susitikimui su jūsų išsirinktu terapeutu. Oras geras, vasara atrodo bus ir yra nuostabi, bet reikia neužmiršti ir savęs. Ir neužmiršti pasirūpinti savimi, ne tik buvimu grinam ore, bet užsukti ir į terapeuto kabinetą. Beje, gotherapy.lt galėsite rasti terapeutų, su kuriais galėsite bendrauti tiek online, tiek susitikimuose gyvai. TB75, 75% nuolaida, gotherapy.lt. Ačiū Jums, ačiū GoTherapy, susitiksime kitose pokalbiuose.